Hegelman, Kauno rajono reprezentantai. Vartose pirmasis numeris Lukas Paukštė, 4 gynėjų linija, Domas Slenzoka, 26 numeris. Čia akrobatinis Motiejus Burbos bandymas, bet ataka tęsiasi. Kastrati, Ribeiro ir smūgis, po kurio kamuolys atsiduria. Ne, vartuose atsiduria, tačiau įvartis nėra įskaitytas. Leo Ribeiro. Žiūrėsime situacijos pakartojimą. Baudos aikštelė. Kamuolys išmuštas, Benšaibas. Per lėtai bandė suvaldyti kamuolį. Ir dar viena Hegelmanų ataka, aštrus perdavimas, smūgis, kol kas net ne ant 2, o ant 1 rankos pirštų. Kiek tokių atvejų buvo? Leo Ribeiro. Na ir vėl perdavimas, kurio kokybėje vertinus akivaizdu, kad trūksta tikslumo. Tiek ir rizikuoja. Karlsas Diukas praranda kamuolį ir pirmasis įvartis. Dabar jau niekas jo netims iš Leo Ribeiro. Motiejus Burba. Atrodo, jis privertė suklysti Hegelman gynėjus, o Leo Ribeiro dar pademonstravo ir savo choreografinius sugebėjimus. Sveikina jį ten Haris Kadričius. Karašima. Dabar jau Žalgiris antroji kėlinio dalyje gana tvirtai laiko žaidimo vadelę savo rankose. Leo Ribeiro, baudos aikštelė, smūgis ir antrasis įvartis. Ir apsikeičia. Leo Ribeiro asistentas, Motiejus Burba užbaigės ir dabar jau laikas Motiejaus Burbos šokiui. 2-0. Na, viskas taip atrodo neskubant lengvai. Motiejus Burba. Ir kažin ar ne vėl tą patį Karlsą Diuką aplenkė paskutiniame epizode. Na, čia žiūrime. Na, atrodo, kad... Kalbu apie tą nuostabų smūgį rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu. Ten buvo situacija kitokia ir kamuolys žaidime. Leo Ribeiro. Benšaibas. Į dešinį kraštą Motiejus Burba. Perdavimas, po kurio galėjo kristi dar vienas įvartis ir dabar, galima sakyti, toks nedidelis stebuklas. Grįžtame į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną. Prasidėjo ką tik antrasis kėlinys, na ir iš karto gana ramiai vyksta rungtynės, bet ta ramybė gali tapti apgaulinga. Dabar 4-3 smūgis ir tiesiai Tomui Švetkauskui į rankas. Perspektyviai buvo Hegelmanų ataka, retas atvejis, kuomet turėjo Kalikas. Gerai, susitvarko su kamuoliu, proga smūgiuoti, bet ten čiuožė vienas iš Hegelman žaidėjų ir nelengvai bendromis pastangomis likvidavo potencialų pavojų, bet Žalgirio ataka tęsiasi ir dar vienas smūgis virš vartų. Skrieja kamuolys, Antoni Kalikas pademonstravo savasias savybės. Gratas irgi dar vienas žaidėjas, kuris pasižymi tuo, kad labai sėkmingai atlieka standartinės situacijas. Geras perdavimas ir Lukas Paukštė gelbsti savo vartus gražiame šuolyje. Željko Sopičius, nepasant tos ramybės, kuri tvyro aikštėje. Štai koks smūgis ir griebėsi už galvos Kauno Žalgirio futbolininkas. Dokpoloro perdavimas ir 27 numeris Gabrielis Debelių buvo
netoli to, kad pažymėtų savo štai šitą išėjimą į aikštę tikslių smūgių. Šiek tiek pritrūko tikslumo. Neleidžia dabar užsibūti su kamuoliu Motiejui Burbai gynėjas. Matijus Remeikis gražiai išsisuka nuo vieno žalgiriečio, pradeda ataką. Kaulinis, gera ataka, bet kaip gerai suvaikščiojo. Ataka tęsiasi. Na, dar vienas smūgis ir Kauno Žalgiris neišnaudoja dviejų gerų galimybių vienos atakos metu. Gal trečias kartas šios atakos metu nemeluos. Smūgis, kurį atrėmė Lukas Paukštė. Ir trečią kartą smūgiavo, atrodo, pats Motiejus Burba. Bet Lukas Paukštė nusprendė turbūt daugiau. Užteks, daugiau šį vakarą įvarčių nepraleisiu ir daro viską, kad rezultatas nevirstų triuškinančiu. Na, jei minėjau, kad pirmajame kėlinyje gal mažokai tų aštrių momentų, tai dabar turbūt vienos atakos metu